Kitas dalykas, žinoma, pačioje pradžioje labai svarbu pradėti pardavimus. Taip, tai reiškia, kad pardavimus vykdysite arba per produktų skiltį, arba per transliacijų skiltį. Galima naudotis ir tuo, pavyzdžiui, naudotis funkcionalumu transliacijose, o įrašus automatizuoti tokiu būdu, pridedant produktą į sandėlį, ir klientai perka komentaruose. Tai visiškai priklauso nuo jūsų. Galite maišyti visas šias funkcijas, tačiau, nesvarbu, kuriuo metodu naudositės, klientai po transliacijos arba po bet kokio pirkimo gauna savo suvestinę per Messenger, tiesa. Jie gauna suvestinę ir turi galimybę čia paspausti mygtuką, kad pereitų prie užsakymo. Kaip klientai turėtų po transliacijos, gavę tokią suvestinę, paspausti šį mygtuką ir užpildyti savo duomenis užsakymui. Tiesa. Taigi, jie užpildo savo duomenis savo užsakyme. Žinau, kad pačioje pradžioje tai gali būti jiems kažkas naujo, bet tai visiškai nėra sunku. Svarbu, kad jie tiesiog užpildytų savo duomenis, pavyzdžiui, pašto adresą, vardą, pavardę ir taip toliau, lygiai taip pat, kaip tai daroma užsakymuose internete. Tiesa, kad visada reikia pirmiausia užpildyti savo duomenis krepšelyje. Judame toliau. Tada klientas gali pasirinkti siuntimo metodą. Tai gali būti kurjeris, gali būti Omniva, tai yra tai, ką čia anksčiau nustatėte, tai yra siuntimo metodas, kurį jūs suteikėte. Jei, pavyzdžiui, čia būtų įvesti ir Omniva automatai, tai čia klientas taip pat turės galimybę pasirinkti konkretų automatą. Tai yra, pavyzdžiui, ieško automato, tokio kaip paštomato, ir pasirenka vieną iš šių variantų. Tiesa. Taip tai atrodo, tada pasirenku mokėjimo metodą. Tarkime, standartinio pervedimo metodą, sutinkame su taisyklėmis. Galima viską, galima tik pirmą, spaudžiame, sutinku ir čia turi duomenis, kuriuos jūs įvedėte standartiniam pervedimui. Aš dabar neįvedžiau jokių duomenų anksčiau. Tiesa, todėl čia yra tokie pavyzdiniai, bet jei čia įvestumėte savo oficialius, klientas turėtų galimybę nukopijuoti ir įsiųsti pervedimą į jūsų sąskaitą. Jei įvestumėte, nežinau, mokėjimą kortelę, tai čia bus galimybė sumokėti kortelę, bet sakau, pavyzdžiui, tai nėra būtina, standartinis pervedimas yra praktiškai visada, todėl taip tai čia atrodo. Spaudžiame mygtuką ir čia turime galimybę vėl peržiūrėti šios pervedimo duomenis. Tai yra po transliacijos jau nereikėtų siųsti informacijos kiekvienam klientui su prašymu, nežinau, atlikti pervedimą į tą ir tą sąskaitos numerį ir taip toliau. Ir taip pat klientas po transliacijos nebereikės jums siųsti visų duomenų siuntimui. Tai yra siuntimui, tai yra konkretaus automato, adreso, telefono numerio ir taip toliau, kadangi užsakymų skiltyje Selmo turėsite galimybę sekti ir vykdyti visus savo užsakymus. Tarkime, čia turime 3 pirmuosius užsakymus. Jie yra sukurti, nes tai yra klientai, kurie gavo suvestinę po transliacijos, bet neužpildė savo krepšelio. Tai yra, tiesiog nepadarė viso šio perėjimo per krepšelį. Kai įeisime į bet kurį iš šių užsakymų, turime tiksliai parašytą, ką klientas užsakė, bet šių duomenų čia neturime pažymėtų, tiesa. Tai yra tie duomenys, kuriuos klientas turi užpildyti krepšelyje. Tačiau šiame užsakyme, šiame pirmajame, kurį užpildžiau krepšelį, čia yra visi duomenys, kuriuos klientas pasirinko, taip, tai yra, pasirinko, įvedė konkrečius duomenys siuntimui, pasirinko, kurią siuntimo parinkti nori, mokėjimo metodą ir taip toliau. Ir čia yra visi produktai, kuriuos jis pasirinko, tarkime, pasirinko standartinį pervedimą ir kitą dieną atvykstate į darbą ir matote sąskaitoje, kad šis klientas sumokėjo už savo užsakymą 45 eurus. Nes 41 už produktus ir 4 už siuntimą, 45 eurai. Čia statusas yra neapmokėtas, bet kai iš tikrųjų matome sąskaitoje, kad klientas sumokėjo,
Keičiame užsakymą į statusą siuntimui. Siuntimui ir tarkime, jei norime įsiųsti šį užsakymą ir, pavyzdžiui, siūsime per kažką kitą nei Omniva, tai jūs tiesiog kopijuojate duomenis iš čia, bet jei siuntimas bus per Omniva arba į automatą arba į namus, tai čia dešinėje pusėje turėsite tokią parinkti kaip sugeneruoti etiketę. Selmo sistema bus sujungta su jūsų sutartimi su Omniva ir iš čia bus galima spausdinti kurjerio etiketę. Tai nereikės rašyti mesengę su klientu. Tiesa, prašyti jo duomenų siuntimui, prašyti jo, kad tiesiog apmokėtų užsakymą. Jūs turite čia užsakymų valdymo sistemą. Jei užsakymas yra visiškai apmokėtas, klientas užpildė savo duomenis, tai jūs čia paspaudę vieną mygtuką spausdinate etiketę. Šiuo metu šio mygtuko nėra, bet kai atliksite integraciją su Omniva, tai bus galimybė čia spausdinti etiketes. Ir tarkime, nežinau, jei turite įsiųsti 100, 200, 300 siuntinių, tai tikrai yra labai daug darbo. Kurjerio etikečių spausdinimas, tai yra, tarkime, nežinau, turite visus užsakymus siuntimui. Šie 4 užsakymai buvo, nežinau, visiškai apmokėti, viskas užpildyta ir turite čia visus savo užsakymus siuntimui. Tai įeinate tik spausdinti etiketę. Grįžtu čia spausdinti etiketę. Spausdinti etiketę ir taip toliau. Čia taip pat turite visus produktus, kuriuos jis įsigijo, todėl užsakymų vykdymas bus daug greitesnėme lygyje. Vienintelis dalykas, kad klientai turi užpildyti krepšelius, bet patys matėte, kad krepšelio užpildymas yra labai paprastas.